Norisi, kad kiekviena vietovė išsaugotų savo charakterį, savo spalvas, o tai labiausiai išreiškia etnokultūra, sakė Erika Ribašauskienė, Europos regioninės politikos instituto ekspertė, agrarinės ekonomikos instituto tyrėja, Šaukėnuose kalbėdama etnokultūros paveldo puoselėjimo ir amatų propagavimo mokymuose, kuriuos surengė Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupė kartu su Europos regioninės politikos institutu ir kulinarijos paveldo fondu. Amatai, kuriuos reglamentuoja valstybė, Lietuvoje atgyja. Jau yra nemažai sertifikuotų amatininkų. Erika Ribašauskienė mokymų dalyvius informavo, kokie šalies įstatymai reglamentuoja etnokultūros paveldo puoselėjimą Lietuvoje, supažindino su tautinio paveldo produktų klasifikavimo principais, produktų kategorijomis, tradicinių amatų klasifikavimo sistema, atitikties tradicijai kriterijais, istoriškumu, kilme, gamybos būdais, tradicinėmis amatų ir gyvūnų veislėmis, tradicinėmis paslaugomis, pasakojo apie mūgių organizavimą, tradicinio amatų mokymo programas. Tautinio paveldo ženklas informuoja, kad produktas yra pagamintas autentiškai, suteikia meistrui žinomumą, sakė kulinarijos paveldo fondo direktorė Birutė Imbrasienė, supažindindama su amato sertifikavimo taisyklėmis amatų klasifikacija. Duona viso maisto pagrindas, todėl šią temą kalbėta daugiausiai. Juolab Kelmės krašte Junkiluose gyvena ir duonelę kepa sertifikuota duonos kepėja Dalia Tolienė. Išėjo iš mūsų gyvenimo savoka riekti duonelę, o kiek šiame veiksme giliosios prasmės. Duoną riekdavo šeimos tėvas, kepalą priglaudęs prie krūtinės, riekdavo tik į save. Dabar prekybos tinkluose duona jau supjaustyta įvilkta į polietileno plėvelę. Nebėra tos gyvybės, kvapo. Tautinio paveldo produktų gamyba turi savo specifiką, kuri turi būti pripažinta ir pateisinta. Pasak Birutės Imbrasienės, reikėjo nemažai paplušėti, kol buvo įrodyta, kad duonkubilio, kuriame lieka raugas, plauti negalima. Įdomu buvo kelmiškiams išgirsti apie amatų centrų steigimą bei gražų viešnių atsiliepimą apie jau 30-metį Kelmėje rengiamus žemaičių etnokultūros vasaros kursus, kurie sukviečia dalyvius iš visos Lietuvos, Karaliaučiaus, Baltarusijos. Tos stovyklos tikrai Lietuvai davė daug. Pačios tokios kaip etninės kultūros, kaip identiteto, kad aš esu lietuvis, aš gyvenu šito žemėje, tai tikrai čia neperdinat, aš tikrai galiu pasakyti, šitiek metų stebėdama, kad Kelmė tikrai davė daug ir renginiams kitiem, nes kartu buvo ir tas supratimas, kad gyvena kartu suvažiavę tie vaikai, kartu leidžia ištisas paras ir toje aplinkoje, atvažiavę nuo asfalto, daugiausia tai buvo didžiųjų miestų vaikai ir jie visiškai kiti pasikeitę atvažiuodavo. Tai dabar po tiek metų jau stebėdama su kita patirtim, aišku, tą pačią Kelmės aplinką, aš tikrai džiaugiuosi ir galvoju, kad ta Kelmė iš tikrųjų ne tai, kad buvo kažkoks tai momentinis dalykas, kad tai yra viskas, tai yra kompleksiniai dalykai, tai labai svarbu. Lietuvos kaimas keičiasi. Tai labai priklauso ir nuo krašto bendruomenių, ir nuo vietos veiklos grupių, kurios analizuoja ir formuoja kaimo gyventojų poreikius. Išsiaiškina, ką jie norėtų veikti. Kelmė jau nuo 2004 šioje veikloje žinoma, kai įsibėgėjo vietos veiklos grupės remiami projektai. Dabar įkurtose bendruomenių centruose jau planuojama veikla. Tačiau labai svarbu ne tik veikti, bet ir savo veiklą mokėti parodyti. Pagrindinis kaimo gyvybingumo garantas ir yra žmogus, o žmogus atsiskleidžia per veiklą ir ypatingai per tą veiklą amatų, etnokultūros, gyvenimo būdo puoselėjimo veiklą ir manau, kad tai svarbu ir pačiai vietoviai parodant savo gyvybingumą ir, kaip sakyti, ir pačiam žmogui, kuris gali jaustis svarbus. Be galo svarbu mokėti parodyti tai. Aš žinau, kad aš esu išskirtinis, aš žinau, kad aš galiu, moku, noriu, bet yra labai svarbu parodyti, kad aš esu toksai. Tai reikia šiek tiek tokių, kaip sakyti, vadybinių tokių dalykų, kadangi mes glaudžiai bendraujame su Europos Sąjunga, vis tik esame, reiškia, ir jos dalis ir tie kontaktai tarptautinio bendradarbiavimo kontekste yra labai svarbus, tai mokėjimas save parodyti vėlgi gauna tam tikrą labai svarbų elementą. 2 dienų mokymai buvo išties labai įdomus ir naudingi. Antrąją dieną Junkilų bendruomenės namuose buvo ne tik kalbama apie edukacinės programas ir kaip jas parengti,
Kepėja Dolė Tolienė šovė į krosnį kepalėlius duonos, išlikusios tešlos aliejuje virė duonos pirštelius, o vandenyje duonos kukulius, kuriuos vėliau visi skanavo su tradiciniu padažu. Viso būrio laukė smagi užduotis. Reikėjo sumušti sviestą. Ši pasirodė netokia jau paprasta, kai ratu einantis sviestamušė mušė ne tik sviestą, bet ir prakaitą.